Sveiki, taigi parodysiu, kaip sukurti internetinę svetainę per www.utus.com. Taigi užeiname į internetinę svetainę, tai jau turiu greitai užkrauti. Na štai www.utus.com. Jeigu neturite susikūrę savo vartotoją, galite kurtis. Jeigu turite susikūrę, tai nebūtina. Iškart spaudžiate login. Aš šiuo atveju turiu susikūręs, tai spausiu login. Štai tokia lentelė, spaudžiam www.unet.com ir prieiname prie savo pagrindinio valdymo desktopo, kaip galime sakyti. Na štai new website, čia website visas, ten kurie bus jau sukurti, o čia tiesiog dabar sukursime. Tarkim, aš čia kaip pavyzdį rašysiu devilfine.utus.com, čia galite pasirinkti savo web, kaip ir sukdame nuo galą. Gerai, suvedam aktyvacijos kodą 66147, manau toks. Tada taisyklių sutikimą ir continue. Na štai, jau beveik priėjome prie website control panel, bet dar pilnai nepriėjome, nes reikia dar sukonfigūruoti porą nustatymų. Taigi, to jau užkraus. Na štai, personal site name. Štai, ką čia parašysite, tarkim, testas, pirk, auk ir taip toliau. Štai, vat ką čia parašyte, jūs matysite savo sukurtame website štai šitoje vietoje. Vat kur čia, tarkim, control panel, devilfine.utus.com. Čia tik to. Gerai, kalbos pasirinkimas. Lietuvių, kaip matot, nėra. Aš imsiu anglų. Tada pasirinkam temą. Dizainą kitaip. Na, pasirinksiu šitą game dizainą. Continent spaudžiam pasirinkti dizainą. Tada pasirinkam, kokias norit matyti skilti savo internetiniam puslapį. Na, forumas, aktualumas, site news, publisher. Pal katalogo nereikia, ten neapsimoka, nes mažai vietos yra, nieko gero nepatalpinsi. Blogą ten gerai. Taip, pasižymėjo. Continent spaudžiat. Na štai, jungiasi prie control panel. Na štai pasijungia. Pažiūrėjim, ar veikia mūsų website'as. Va, testas, pirgau, kaip ir sakiau. Na štai, sukurta. Dabar parodysiu, kaip sulietuvinti. Tai va, website. Šitas, va, kaip pradės sulietuvinti. Tada meniu skiltis. Ir va šitas, va, panašiai. Na štai, spaudžiam, tarkim, pirmą navigaciją meniu. Va, homepage, tarkim. Namai. Na ir čia ten site info, kur mes rinkomės, tarkim, vienas. Taip, nėra vienas. Va, ir čia publisher, ten panašiai. Nėra du, na ir taip toliau, ten kokį norit. Numeruokit, ten panašiai. Save. Ir žiūrim, ar pasikeitė. Na štai va, namai, nėra vienas, nėra du, čia toliau galit pakeisti, bet aš nekeisiu. Tai va, šitos pradžių kaip pakeisti, toliau parodysiu kaip pakeisti patį logo. Va, website. Einat į main page. Tada tuos nudėsim. Spaudžiate šitą va. Aišku, kiekvienų dizainų, kurias pasirinkate, tarkim, skirtingus, ant jų būna biški kitokia skilčių sudėtis va šitose vietose. Tarkim, čia dabar yra dvi skiltis. Va, top part of website, the first container. Kitose dizainuose gali būti 5 ir 6 skiltis ir neatsimenu kaip, bet tai šokite top part of website atrodo ir ten bus irgi tokia vat my site skiltis. Ar viskiau čia logo. Tarkim. Mano logo. Na va, mano logo. Čia bus parašyti su mano logo. Paskui, tarkim, main. Tai pagrindinis. Čia parodysiu, kuris tai bus. Pagrindinis. Va, štai čia matysime pagrindinį. Tai kaip pagrindinį puslapį. Va, main. Bus vietoj main, tai bus pagrindinis, tai va, main profil logout. Čia aš jau pasijungęs. Tai taip galėsite dar būtų pakeisti registraciją. Registracija. Login prisijungti. Taip, prisijungti. Logout. Atsijungti.
Vertimą į profilą, ten kur buvo. Tai mano profilis. Dar čia kol kas tiek va. Logout. Čia bus atsijungti, čia bus mano profilis, čia bus pagrindinis, kaip pakeitėm. Tada logininas. Čia kad esi prisijungęs. Šitą rodys va, logininas. O čia šitą vietą rodys prisijungęs. Tai kad esi prisijungęs, neatsijungęs. Group, tai čia statusas. Grupė. Tai kitų žmonių. Mano grupė yra administratorius, čia mano webas. Tada welcome keisti nereikia. Na ir save spaudžiat. Tai užsaugos. Va, templates will save. Pažiūrim, ar viskas pasikeitė. Na štai, mano logo, pagrindinis mano profilis, atsijungti, prisijungęs, grupė. Dabar parodysiu, kaip pakeisti šituos. Štai. Šitas va, kaip pakeisti. Gerai. Spaudžiat čia, ant antros šitos. The first container. Site menu, navigacija gali būti. Navigacija, login form. Čia, kad prisijungti. Kad kiti vartotojai galėtų prisijungti. Prisijungti. Section categories. Čia kas nereik šito keisti. Shopping cart nereikia paužyti. Taip, kas ten toliau? Siek, paieška, manau, jums šitos skiltės nereikia, ne apskritai yra nereikalinga, gali trinti ją lauk. Da, kalendorius. Va, čia jis yra, manau, jums nereikia, jis tiesiog gadina vaizdą visą. Trinat lauk, adres archyv. Šito, manau, na, šitas gali likti, bet tai nieko nekeisti, kad orpų balsavimo lenta. Balsavimo lenta. Jos kol kas nėra, galėsite paskui pridėti, parodysiu kaip tagboard, tai šaukykla. Jos irgi nėra, pridėsim. Šaukykla. Site friends, tai partneriai, draugai. Partneriai šiuo atveju. Partneriai. Čia galite keisti, va matot, va nukreipimas yra webai, kurie užrašyti va šitoje vietoje. Štai galėsite pakeisti patys, manau, dais kaip pakeisti. Čia, tai va. Skaitliukas. Tai, kaip ir parašom, skaitliukas. Na štai, spaudžiam save. Užsaugojo ir žiūrim. Na štai, navigacija, partneriai, skaitliukas, kalendorius nėra, matot, ištrynėm. Dar pridėsim šaukyklą ir kitus. Tai va, Webpuls tai balsavimo lenta, atspaudžiat, install model, va įrašė, paskui tagboard, tai šaukykla. Install, na štai žiūrim. Va, balsavimo lenta, va dabar parodysiu, kaip pakeisti čia tokius atsakymus ir klausimus. Va, šaukykla, viskas gerai, va, rašo, patikrinam. Va, jau. Va, parašė. Toliau taip, parodysiu, čia pakeisim šaukyklos nustatymus, spaudžiam kiek tai small, negamint tiksliai nedėjau. Spaudžiu toliau ant šito, prieinam į site, čia va, tarkim, ar geras webas, klaustukas, taip, ar čia dar kitų nereikia, kaip norit. Štai paskui rate, čia kas bus užrašyta, va, šito va, kai matot. Tarkim, spausk. Na ir čia kas gali balsuoti, tarkim, administratoriai, prikaityti svečiai, valdyti varnekas, tai negalės balsuoti. Na štai, žiūrim. Na va, pasikeitė, tarkim, taip, spausk. Va, šaunu viskas veikia. Taigi, tai buvo mano pirmoji pamoka, kaip sukurti internetinę svetainę per www.com ir kaip sulietuvinti. Taigi, dėkui.